7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš esu Nerijus Kėsminas ir po ilgesnės pertraukos mes grįžtame prie prognozių. Pavasaris artėja ir lemiamų rungtynių metas, o tai reiškia, kad pažiūrėsime, kas ten vyksta. Šį kartą labiausiai akcentuosime į Premier lygą, nes mano supratimu šio savaitgalio turas yra įdomiausias ir taip akies kraštinių vis dar žvilgtelsime į UEFA Čempionų lygą. Kaip tik nuo Čempionų lygos ir pradedame, ten kai kurie dalykai visiškai aiškus, kai kur stebina Nyderlandų, Belgijos klubai su savo galimybėmis, bet labiausiai liežuvis, aišku, niešti vis dėlto dar kartą pakalbėti apie Madrido Real ir Manchester City, nors tarsi viskas aišku, City pralaimėjo namie ir važiuoja be didelių vilčių, bet vienas įvartis, tai yra tik vienas įvartis, o turint galvoje, kad ant kortos pastatyta labai daug, čia galime tikėtis visiško rock'n'rollo, čia galime tikėtis įvarčių fontanų, juolab, kad Manchester City gynyba, dabartinė gynyba yra tokia pat juokinga kaip Remigijaus Žemaitaičio kalbos. Ir čia sakyčiau, kad 4 vartukų laukime, tai yra tie, kas mėgsta rezultatyvų futbolą, galėsite paganyti akį ir grįždamas prie Manchester City gynybos problemų, sakyčiau, kad smaginsis Realas. Manyčiau, kad daugiau įvarčių įmuš jie ir kai futbolas bus toks, kokį turėtume matyti, Kyliano Mbappé įvartis beveik neišvengiamas. Apie Čempionų lygą jūs, aišku, galite žvilgtelėti ir išsamesnę mano prognozę, ne tik mano, ten Rimnas Kvitkauskas ir Karolis Tiškevičius, prieš keletą dienų visą tai išėjo į eterį, jeigu dar nematėte, pabandykite žvilgtelėti. Na ir dabar į savaitgalį, kaip jau minėjau, tai yra ta lyga, kuri yra įdomiausia, yra Premier lyga ir mes startuojame nuo šeštadienio, ten tarsi turnyrinė prasme tokios rungtynės ir niekinės komandos nepretenduoja į Europos, komandos net turi labai bijoti, kad iškris, murdosi toje zonoje ne tik Evertonas, bet ir Manchester United ir jų tarpusavio rungtynės Goodison Parke. Šį savaitgalį yra įdomios tuo, kad matome komandą, kuri daro daug daugiau negu iš jo galėtume tikėtis. Tai yra, turint galvoje jų traumų situaciją, turint galvoje tai, kad pažiūrėjus į sudėtį kartais sakai, nėra ten kam žaisti apskritai, bet jie ne tik žaidžia, jie laimi, Premier lygoje jie senokai nepralaimėjo ir manau, kad Manchester United gali būti kita auka, nes jų motyvaciniai dalykai, jų sugebėjimas nusiteikti rungtynėms ir jų pasitikėjimas savimi, jau dabar kalbame ir apie tai, yra kažkur ties plintusų, tai yra komanda, kuri žaidžia daug blogiau negu turėtų žaisti. Spėju, kad ir Liverpool'e jie bus nervingi, jie bandys kovoti, bet Evertonas yra ta komanda, kuri nei dažniausiai nei pati muša, nei kitiems leidžia, bus panašiai ir šį kartą. Nedaug įvartukų, bet Evertonas laimi. Kitose šeštadienio rungtynėse, nepaisant to, kad žaidžia 6 ir 8 lygos komandos, turnyrinis momentas yra daug aštresnės ir daug įdomesnės. Aston Villa prieš Chelsea. Chelsea 6 turnyro lentelės pozicijoje, kaip jau minėjau, bet ten Čempionų lygos zona ranka pasiekiama, vėlgi Aston Villa 8 ir kiek atitolusi nuo to magiškojo pirmo ketvirto, bet laimėti prieš Chelsea ir situacija keičiasi, o laimėti Villa gali. Chelsea demoralizuoti po 2 pralaimėjimų skirtingose turnyruose Brightonui, ten Enzo Maresca treneris jau net viešai atsiprašinėjo už komandos žaidimą, bet žaidimas yra toks, koks yra, o rezultatai tokie, koks yra žaidimas. Neprognozuočiau, kad dabar čia kažkas tai stebuklingai pasikeis. Aston Villa, tradiciškai gerai namuose žaidžianti komanda, tiesiog šioje situacijoje turėtų pasinaudoti tai, ką Dievas siunčia. Tai yra, imk tokį Chelsea, koks jis yra dabar ir laimėk tas rungtynes. Spėčiau, kad Aston Villa šias rungtynes laimės irgi be didelio įvarčių skaičių. Na ir savaitgalio saldainis, Manchester City Liverpoolis, tai yra sekmadienio rungtynės ir čia matau visus pranašumus Liverpooliui, kuris tarsi gali jaustis saugiai, ten ta pirmoji vieta, niekas ją pernelyg
nesikesina, o tie, kurie galėtų kesintis, turi savo problemų. Pirmiausia, apie Arsenalą kalbame dėl traumų ir kitų dalykų. Liverpoolis, manau, kad tiesiog kontroliuos situaciją, juolab, kad Manchester City yra vienintelė Anglijos komanda žaidžianti Europoje šią savaitę. Tai yra visos kitos sužaidė gerai pagrindinį etapą ir atsikratė to kintamųjų varžybų etapą. Tai yra sudėtingesnis grafikas, daugiau fizinių jėgų reikalaujantis sezono dalis ir savimi pasitikintis Liverpoolis. Spėčiau, kad raudonieji čempionato lyderiai šias rungtynes laimės ir laimės poros įvarčių skirtumų, nemažiau. Tiek apie Europos futbolą šiam kartui, grįšime kitą savaitę, sekite kanalą.